Aš galėčiau išskirti kelis variantus, kurie yra dabar šį sezoną tokie topai. Vis dar eina, kalbant apie dažymų technikas, tai yra ombre, sombre, balajažas. Vienas iš tokių pagrindinių atspalvių, tai kas prasidėjo žiemą ta tendencija, tai yra, jinai pereina ir į pavasarį, tai yra, galima sakyti, 50 pilkų atspalvių. Tai yra visi šalti tonai, eina nuo platinos iki grafito, tiek šviesus, tiek tamsus. Taresni, bet jie turi būti kuo šaltesni, arčiau natūralių sidabrinių plaukų. Tai ypatingai jie tinka moterim, kurios turi iš principo tą šaltą vadinamą gymę, tai yra balkšvo veido arba šaltų akių, šaltų antakių. Tai va ta visa spalvinė gama, jinai tobulai paryškina. Kitas dalykas, kad kalbant apie techniką, vėlgi pats atlikimas, tai turi būti vis tiek nuo tamsiausio ir šviesiausio, tarsi, kad nėra tos plokščios spalvos. Turi būti tokie pereimai. Ir jie kuo daugiau atspalvių suvesta, tai iš principo tuo jūs arčiau tos tokio must tendencijos, tokio dabar neegzistuoja. Tada antra, ką galėčiau išskirti, kas tinka labiau šilto gymio moteriam, tai yra visi rudi atspalviai. Tai iš principo eina irgi nuo šokolado, tarkim, ten kažkokių šokoladas, riešutai, tarkim, visi lapų atspalviai, pereina į kažkokius tai ryžus tonus, į šiltą varį, į auksinius kažkokius tonus. Tai iš principo pati dažymo technika irgi išlieka ta pati, kad šaknis yra pakankamai tamsinamos, galai yra maksimaliai šviesinami arba šiuo atveju suvedinėjamos sruogos ir čia jau nuo meistro priklauso, bet iš principo, kad visos sruogos yra daromos pagal kliento veido formą. Tai žodžiu, kad mes galim truputį įvedinėti korekciją, tai žodžiu, kam reikia pasiaurinti, kam reikia kai kurias vietas paplatinti, tai va čia tarkim yra vienas iš tokių irgi atvejų. Ir tada trečias, tai tikriausiai yra iš tokių naujausių, tarkim ir labiausiai trendy irgi dalykų pavasarį vasarai, tai yra vadinamas, žodžiu, oranžinis balajažas, kitaip tariant. Tai yra, ta prasme, visi atspalviai, kurie eina nuo aukso, jie yra pereina į tokią purvinus rožinius tonus. Jie turi daug labai pastelinių kažkokių pospalvių, tarkim, pavyzdžiui, persikinius irgi atspalvius. Ta prasme, kad vėlgi šituo atveju gali būti dažoma viena spalva nuo šaknų iki galų, plauko ilgis yra aktualiausias truputį žemiau raktikaulių, ypatingai tokie dažymai tinka moterim, kurios nešioja tą vadinamą ilgą bobą arba lobą, ta prasme, kur priekinės plaukų žodžių linijos yra paliekamos truputį ilgesnės nei galinės. Vėlgi šitam dažymui irgi galima daryti tą patį variantą, ką ir mes kalbėjom prieš tai, tai yra šaknis daryti truputį intensyvesnės, o galus pačius daryti išblukintus. Kas yra gerai su visais tais trim dažymais, tiesiog tą spalvinę gamą galima rinktis jau pagal jūsų vėlgi veido šiltą, šaltą atspalvį, bet prasme, kad pirma nesimato tų nuginėjimų, antras dalykas, kad pats plaukas, ypatingai vasarą, tai jisai toks atrodo gaivus, dėl to, kad jis atrodo visą laiką kaip po atostogų. Plaukai yra vizualiai nublukinti saulės, jie turi tą spindesį. Kitas dalykas, lietuviam, kas yra labai aktualu, mes neturim dėje fiziologiškai stiprių plaukų, mes neturim jų storų, mes neturim jų daug, tai už tai norisi visą laiką vizualiai dažymo būdu jau truputį padaryti apimties daugiau. Tai va, tos visos dažymo technikos jūs prideda tokio volume prie plauko apimties, kas yra labai geras dalykas.